Atėjom į pačią pirmą sankryžą ir jau nebežinom, kur eiti. Ne, man atrodo, kad mes dabar va čia esam. Kiek kainavo? Esame atvykę į Zelandiją. Čia yra Wellingtono miesto draustinis. Taip, čia galima pamatyti daug gyvūnų rūšių, pagrinde aišku yra paukščiai, bet galima pamatyti ir roplių, ir vabzdžių visokių. Jo. Tai tikimės, kad pavyks bent kelis išvysti. Esam pasiėmę ir fotoaparatą, tai pamėginsim pamedžioti paukštukus. Tai tiek. Varom, leidžiamės į kelionę. Vyksta paukščių medžioklė. Atėjom į pačią pirmą sankryžą ir jau nebežinom, kur eiti. Ne, man atrodo, kad mes dabar va čia esam. Skaityk, yra parašyta, kur mes esam. Juk tai būn, kai angliškai nemokama, ne? Bet ne, mes čia būsime, mes ką tik praėjom šitas bird song. Tai va, tai mes, reiškia, čia mes dar nedaėjom to kelio, kur mums reikia. Pirmas paukštukas. Jau vieną paukštuką turim. Dabar susirasim štai šį padarą. Šis padaras žinomas kaip roplys. Roplys mums mirtingiesiems, nes mes daugiau jums nieko ir nepasakysime. Nežinome, ar pamatysime kažką iš roplių, ar pamėginsim. Ženkime į šį paslaptingą pasaulį. Taigi pavyko pamatyti netgi 2 driežus. Tai labai įdomu. Įdomu, kas mūsų laukia toliau. O jau ir paukštukas, ir 2 driežai. Jaučiamės kaip Australijoje, o esam tik Naujojoje Zelandijoje. Nežinau, ar gerai ištariu, bet jis yra kaka. Va šitas paukštukas. Tikrai yra labai didelis. Ir prieš kokias, nežinau, 5 minutės. Einam link paukštuko kaka ir jis, ta prasme, taip iš priekio parskrido ir skrido tiesiai į mano galvą. Tai gerai, kad spėjai pasiekti. Tai turėjau taip padaryti, kad jau taikėsi, Verstapeno kepurė jau taikėsi. Kur einam? Tai sakai, tu nori eiti dešinę? Tas kelias tada patikimesnis už šitą. Tai gerai, einam į kairę tada.
Naujosios Zelandijos krioklys. Įspūdingo grožio reginys. Tęskime kelionę. Iš pradžių galvom, kad vamzdis numestos, o pasirodo medis. Tokios tekstūros dar nematęs. Pasirodo, šitas draustinis turi ir savo užtvanką. Taip, tikrai atrodo įspūdingai. Fotografai. Aukštaka fotografuoja. Su kolega nufotografavot? Ta patį paukštuką nufotografavom, galvoju. Ką man vargins ieškoti, kai už manęs su patirtim fotografas. Tai žiūriu, ką jis fotkina, tą patį ir aš. Suprantu. Angliškai pasakoja ni bum bum. Atlimantas ką tik padėjo kitam fotografui pastebėti driežą. Fotografai padeda fotografams. Taip. Tikrai geras kadriukas. Jeigu... Tai vis dėlto pavyko man driežą. Norėčiau šią nuotrauką uždėti štai ant Gintarės veido, kaip ir matote. Štai. Ką darysim Gintarė? Rizikuojam kamerą. Anties. Ir kaip įrodymą, aš to įrodysiu. Iš tikrųjų. Što saliuko yra. Tyko jau. Praeik. Seka, žiūrėk. Jeigu niekam dar nėra buvusi Jeigu dar niekam nėra buvusi išnybusi antis, žinokit, jaučiasi kaip
paprastas bučinukas. Tai kokius čia mes paukščius matėm? Pamatėm šitą paukštuką, šitą. Tuos mažiuliukus irgi tikrai matėm. Gaila nepavyko pamatyti šito, nes labai įdomiai atrodo takahė. Takahė? Taip, ir kakarikį. Šitų dviejų tikrai nematėm, bet šiaip daugiau sakyčiau, antį tikrai matėm plaukiojo su savo ančiukais. Tai va šiandieną tiek iš mūsų. Susipažinom su paukštukais, susipažinom su driežais, pamatėm vieną kitą žuvį, bet dėja nei nufilmavom, nei nufotografavom. Šiaip Zelandijos draustinis tikrai yra ganėtinai didelis. Čia laisvai galite praleisti 2, 3, 4 arba net ilgiau valandų, jeigu norėsite ilgiau pažiūrėti į driežiukus, paukščiukus ir panašiai. Bet tikrai pati gamta labai graži. Gyvūnija taip pat, nes pamatėme tokių paukščių, kokių tikrai dar nesam matę. Tai tikrai buvo labai įdomu. Ir naglų paukščių. 2 kartus bandė kepurę pavogti. Dėl to mes varstatome. Tai žodžiu, tiek šiandien iš mūsų. Tikiuosi video neprailgo. Iki kito.